Minios plūstančiųjų į kongresų rūmus žada didžiulę įvairovę. Tiek dainų, tiek asmenybių. Vieni laukia aktyviai ir nerimastingai. Kiti tyliai, ramiai susikaupę. Viena tokių, ši tikrai ne visai lietuviškos išvaizdos moteris. Aš esu Leila, man 40, aš esu iš Vilniaus. Leila. Leila, kaip to Eriko Kleptono dainoj. Leila, yra tokia daina graži, taip? Jau vien vardas išduoda, kad lietuviško folkloro ansamblyje ji tikrai nedainuoja. O spėkit, kokiame ansamblyje ji virpina balso stygas. Ogi totorių. Bet pati Leila nėra totorė. Pas mane tėtis, pusiau azerbaidžanietis. Taigi, Leilos mama rusė, tėtis pusiau azerbaidžanietis. Ji pati laiko save ruse ir dainuoja totorių ansamblyje. Bet štai X Faktoriaus scenoje ji uždainuos turkiškai. Aš jautrus, man reikia susikaut biškį, žinot. Visi menininkai jautrus, taip. Bet Leila, nors ir pripratusi prie scenos, tokioje didelėje dar nėra dainavusi. Tai jo debiutas. Palaukit, tuoj aš. Oi. Gal palaukit, tuoj aš pradėsiu. Reiškia, papasakoti apie save. Nereikia. Papasakosim mes. Leila baigė muzikos mokyklą, groja pianinu, dabar groja gitarą, dirba padavėja ir dievina savo darbą, nes dažnai net ir neprašoma padainuoja klientams, tuo susižerdama jų nuostabą ir aplodismentus. O jos mūza ir svarbiausias žmogus gyvenime yra jos mama. Man svarbiausia mamos nuomonė, supratat? Jeigu jinai patenkinta, reiškia viskas gerai. O kadangi visą varginantį laukimą mama buvo kartu su Leila, reiškia viskas bus gerai. Leila. Labas, Leila. Viskas gerai, turkiški žodžiai vis dar sukasi jūsų galvoje? Jo, sukasi. Gerai sukasi, neužstrigo kur nors, nenukėlė. Tuo labiau, kad jūs, jeigu ką nors pamiršit, galit kurt kažką. Tai jau. Niekas nepatikrins, ar ne? Pasistengsiu. Šiek tiek jaudinatės. Aš nepasakau, labai jau žiauriai. Tai... Gerai, einam, aš jūs palydėsiu iki tų stebuklingų durų. Ne visi čia randa, žinokit, pirmųjų bandymų. Taip, va, čia žiūrėkit, kokias turim raudonas, didelės durys. Tas spalvonė. Čia jums plojimai, laukiu, prašau. Labą dieną. Labą dieną, kuo jūs vardu? Leila. Leila. Dainuojam Leila. Mes iš karto uždainuojam. Daržininkas. Labai graži daina yra apie jį. Mantas dar dainuoja Leila. Ačiū. Leila. Ai, Leila. Čia Leila, labai gražus vardas, tikrai. Ačiū. Nuostabus. Jūs esat šakninė tikra Vilnietė. Taip. Aš tai, žinokit, turiu, šiek tiek rytietiško kraujo. Azerbaidžanas. Azerbaidžanas. Jo. Baku. Taip, tėtis mano, jo. Pusiau rusės, pusiau azerbaidžanietis. Supratau. Ir kodėl jūs norėjote tai pabrėžti, kad jūs turit to kraujo? Tiesiog traukė prie tokių rytietiškų dainų, kaip sakoma. Rytietiškų dainų. Gražių. Ir jūs pavyzdžiui, mokat azerų kalbą? Nežinokit, dėja neturiu. O kokią kalbą mokat tada Dar tėtis tikriausiai nespėjo pamokyti. Bet jūs, pavyzdžiui, dainas dainuojate, ten, sakysim, nežinau, kokia svetima kalba? Kokia? Jo. Kokia? Graikiškai, ispaniškai. O. Čempolino. Kaip dar? Lietuviškai žinoma. Čia irgi rytietiška šalis. O klausykite, o jūs tas kalbas mokate, ar jūs tik dainuojate jomis? Aplamai aš noriu pasakyti, kad muzika čia mano hobis. Aš kuriu tekstą ir žodžius. Dėkui, kad atsakėte į klausimą. Tekstą ir žodžius, bet kokia kalba? Ir lietuviškai galiu sudainuoti, jeigu reikės. Palaukit, labai sunkiai man gaunasi jums kalbės. Gerai. Ta prasme, rusiškai aš kuriu, aš tai rusė. Supratau, o ši daina, kurią dainuosite? Turkiškai. O,
O, dar nauja spalva, prašau. Aš pamečiau. Pamečiau. Gerai, bet čia jūs pati kūrėte turkiškai? Ne, aš rusiškai vat kuriu. Supratau. Toliau. O šitą... Gerai, Leila. Tiesiog dainuokime tą dainą turkiškai. Gerai? Gerai. Pirmin. Tanarım kendimi, İdettim taşar benim, dalga dalga. Hırçın, hırçın, tokat gibi zulur. Sözlerim yaplatır bedeni. Veririm seni, yüzün etrafı sarmışken, sensiz kalırsın, belirsiz. Ben delerim seni, ah acı ver tebessüm, belirsiz, ver tebessüm. Ayrarım sana sabrına, sakince karşımda durur, mevduk yana tavrına, vaylıyla. Ayrarım sana sabrına, sakince karşımda durur, mevduk yana tavrına, vaylıyla. Harkıma yürü, ırkındaki fanana, uylumuktan aranlekta, yaylarımı kaydetmekte. Geliyorum, kırları sen, beni sar, uşuyum deniz feneri. Geliyorum, kırları sen, beni sar, uşuyum sana aşığım. Ayrarım sana sabrına, sakince karşımda durur, mevduk yana tavrına, vaylıyla. Ayrarım sana sabrına, sakince karşımda durur, mevduk yana tavrına, vaylıyla. Ačiū. Leila, jūs Taip. stipri moteris. Maža, bet stipri. Jau. Aš įsivaizduoju, kaip jūsų vyras už gerklės pagautas, į kampą įspraustas ir tu man žiūrėk. Sėdėk. Man pasirodė panašiai. Ne, iš tikrųjų, Leila, jūs tokią emociją transliuojate, taip duodat, tiek jūs energijos turit. Toks serialas man iš karto akise turkiškas ir su tokia, Čia, kur... žinoti, drama išeina apie Čia drama, meilę. Taip. Taip. Čia Apie meilę ir kad neišplovė indų. giminės kerštas ir čia baisu. Nu, čia galim pasakyti nelaiminga. Nu, taip, Meilė, matėsi. kaip sakoma. Jūs visą tai mums perteikėt, mes nors nesupratom nei vieno žodžio, bet tai buvo viskas aišku. Aš absoliučiai istoriją perskaičiau iš jūsų, man viskas Jo, labai... tikrai? Aš tai perskaičiau. labai. Ačiū. Man tai priminė, žinai, kaip būdavo tas nebylus kinas ir pirmieji siaubekai, kada turėdavo emocijom rodyti, kaip viskas baisu. Tai va, tai yra vienas prie vieno. Čia aš galiu pasakyti, kad čia ir pavadinimas toksai, reiškia, sielos šauksmas. O, Siela jau ne tik, kad šaukia, jinai staugia. klajojantį. Gerai, tada norėčiau paklausti. Jūs ten, kaip vertintumėt pasirodymą? Žinokit, kažkaip ne šiandien, nesusivalgė man, nepykit, bet ne. Samai? Leila, žinot, už jūsų tą dramatizmą mūsų scenoje, nors tai ne X-faktoriška, ne tai, ko mes, bet už jūsų tokį jausmingumą ir dramatizmą aš jums duodu taip. Ačiū labai. Leila? Taip. Aš galvoju, kad
kad galbūt X faktorius kartais yra ir nukrypimas nuo normos. Būtent tokį atvejį mes čia ir turim. Sakau taip. Ačiū. Leila, Taip. aš manau, kad šį vakarą mes visi stebėjome jau moterį su tikrai dideliu gyvenimo bagažu, su tomis dainomis, su ta estetika, kuri jau yra susiformavusi. Ir aš bijau, kad jeigu jūs pakliūsite į kitą etapą ir turėsite tam tikras užduotis, kurios jau jums bus kosmosas, iš esmės. Ne tai, ką jūs mylite, apie ką jūs galvojate. Aš suprantu. Tai gali tapti jums nepakeliama. Todėl aš jums sakau ne. Ir tai reiškia, kad jūs nepatenkate į kitą etapą. Tačiau ačiū, kad šiandien Ačiū apsilankėte. Jums. Ačiū. Buvo labai malonu. Dabar man šakės. Tiek emocijų. Nu, dabar vat nesijaudytų. Galų gale. Bet viskas buvo nuostabu. Ačiū Jums. Ačiū dar kartą. Ačiū. Ir sėkmės. Viso. Šiaip tai visi eina toliau, aš tai nelabai norėčiau eiti. Nu, ta prasme, aš darbą turiu, labai užsėjau. Tai aš savo šlovės minutį gavau. Ir tiek. Ei! Ačiū, kad žiūrėjai. Ar nori dar daugiau video? Jeigu taip, spausk prenumeruoti. Daugiau apie X Faktorių naujienų ir pramogų portale tv3.lt.